Labą dieną. Labai džiaugiuosi visas čia susirinkusies. Šiandien jau trečią dieną į sakralinį meną ir paveldą simpoziumą Versmės. Šiandien ukrainiškiams vėl neeilinė diena, nes pas mumis lektorė ir menotyrininkė Kristina Daubarytė Skučienė. Mums didelė garbė ir džiaugsmas ir pristatyti šio lektorį, dar ir todėl, kad menotyrą pradėjai galbūt studijuoti į to posį savo gyvenim sieti su menotyra, todėl, kad pas mane mus kabėjo toks gražus paveikslas, Nelygi santuoka vadinos, Vasiljeva Pukireva. Galvoju, reikia atsiminti, kaip tas dailininkas, kokia ta pavardė, nes tas paveikslas daug metų kaba, o pavardės ir nežinojau, kad Nelygi santuoka tai žinau ir kad ant gražios knygas Reimonta Kaimiečiai viršėl, ta knyga irgi taip pat yra. Tai va, šiandien mums apie mūsų bažnyčėlės ikonografiją pasakos Kristina ir Kristinas paskaitos temą ir Ukrinų Švento Antano Paduviečio bažnyčios altorių ikonografija. Tai miela Kristina, prašom. Pareinu. Taip, ačiū. Kad laiką matyčiau. Labą dieną, pasisveikinu žemaitišką, tradicišką ir jungausi, kad kalbu, kad rimčiau skumbėtų, parodau, kad neužmiršau, ką priekrakauti žemaitišką ir pabandysiu papasakoti, ką žinau apie Ukrinų bažnyčią. Tai šiandien man yra iš tikrųjų ne tik garbė čia būti su jumis, bet gal net didesnis įpareigojimas dalintis tuo, ką žinau, ką sukaupiau per studijų patirtį, per darbo patirtį, per mokslinius tyrimus. Tikiu, kad pamiršiu daug ką pasakyti, turbūt, kad reikės dar užkulisiuose paminėti daug dalykų. Bet, kaip Valda paminėjo, Ukrinai tikrai buvo ta inspiracija man rinktis studijų kelią, ne tik Valdos namuose esantis paveikslas, kuris mane labai domino, bet ir šita bažnyčia. Turbūt kertiniai metai buvo 99, kada Rimantas Gutlingis remontavo šią bažnyčią, o man velniškai įdomu buvo lysti, kur balkių nebuvo, lysti per bažnyčios šonus į vidų. Į vidų, iš lauko į vidų arba iš vidaus į išorę. Aišku, kunigui tai nelabai patiko. Tai ką mes šiandien matom šitoje bažnyčioje, pabandysiu atskleisti, kodėl ta bažnyčia yra tokia, nes kiekvienas veiksmas sakralinėme objekte turi prasmę ir kiekvienam ukriniškiui tikiu, kad šitas bažnyčia atrodo viskas labai savita, viskas suprantama, viskas taip, kaip turi būti ir kitaip negali ar nedėliotis ikonografija. Tikiu, kad svečiams atvykus šią pirmą kartą ar ne pirmą kartą esant, kyla minčių. Kodėl tie angelai tokie neproporcingai maži? Kodėl Švento Petro ar Pauliaus galvos yra nusklemtos? Kodėl Šventas Antanas toks tamsių veidų? Kodėl kryžiaus kelio stotys yra sukabintos būtent taip, su tokiais didesniais ar mažesniais tarpais? Ką ten veikia Šventas Teofilis? Tokie ir panašus klausimai, tikiu, kad kyla atvykusiems, bet vietiniams jie yra, viskas savaime suprantama. Taip buvo visada, taip turi būti, nes tai yra mūsų bažnyčia. Ir iš pirmo žvilgsnio aš tikiu, kad ir ukriniškių tarpe yra tokių mąstančiųjų, įėjus į bažnyčią yra labai paprastumo jausmas, kuklumo jausmas ir kyla mintis, kad turbūt ir mums ukriniškiams, kad nėra čia nieko tokio labai įspūdingo, menotyrininkiškai vertingo ar istoriškai labai svarbaus. Kas čia lyg tai paprasta bažnyčia, liaudiška, paprastai sukomponuota. Bet pabandykim taip pereiti žingsnis po žingsnio, pasižiūrėti, ar tikrai čia viskas yra taip paprasta, ar nėra kažkokių vertingųjų, tokių stipriai vertingųjų savybių. Tam, kad būtų lengviau suprasti dalykus, pabandykim prisiminti bažnyčios istoriją. Tai mes šiuo metu esame 1857 metais statytoje bažnyčioje ir jeigu teisingai interpretuojam istorijos faktus, tai yra trečioji bažnyčia Ukrinuose. 1803 metais buvo pastatyta antroji bažnyčia, ir ji sudegė. 1852 metais Ukrinuose buvo kilęs gaisras, sudegė ir bažnyčia, ir varpinė.
Na, o dar atgalviniojant istorijos grandinėlę, žinom, kad 1776 metais Žemalės dvarininkas Laurynas Pilsudskis padovanojo Ukrinų bažnyčiai 4 valakus, tai yra apie 85 hektarus žemės, ir čia buvo pastatyta pirmoji bažnyčia. Kada tiksliai pastatyta bažnyčia, dar nesam atradę šito tikslaus fakto, bet žinom, kad 1784 metais, tai praėjus 8 metams po žemės dovanojimo, buvo konsekruotas, tai yra pašventintas, paaukotas Dievo garbei didysis altorius. Na ir kyla turbūt klausimas, kodėl praėjus 19 metų po pirmosios bažnyčios pastatymo buvo statyta antroji bažnyčia, tai yra 1803 metais. Neturim atsakymo, aš šiandien stengsiuosi daug klausimų kelti, kur nebūtinai tie atsakymai yra žinomi, bet juos dar būtina surasti ir man atrodo šiandien yra gera proga kelti tuos klausimus ir sužadinti mintis naujiems projektams. Tai žinoma, kad galim daryti prielaidą, kad arba taip pat kaip antroji bažnyčia, taip ir pirmoji buvo sudegusi, bet gali būti, kad buvo pirmoji bažnyčia statyta tikrai kaip laikina, kaip tik tai gavus žemės, kaip laikina, kaip maža koplyčia. Ir praėjus 20 mečių reikėjo tą bažnyčią perstatyti. Tai čia tik kelių prielaidas, atsakymo neturime. Ką žinom apie antrąją bažnyčią, truputėlį dar atsigręžkim atgal, tai 1803 metais statyta bažnyčia buvo Vincento Farariečio titulo. Na ir yra išlikę archyvinėje informacijoje, jog toje bažnyčioje, ta bažnyčia šiai buvo vadinama Altarijos koplyčia. Altarista kunigas yra, kuris neturi įpareigojimo vykdyti kunigo pareigų. Dažniausiai tai būdavo į pensiją išėjęs arba dar netokio amžiaus, bet su sveikata turintis problemų kunigas, kuriam būdavo išskiriama Altarijos koplyčia, kur jis tiesiog turėdamas liturginės apeigas, taip užsidirbdavo pragyvenimui, galėdavo save išlaikyti, bet neturėjo jokių kitų kaip kunigui ar klebonui būtinų pareigų. Tai žinom, kad toji antra bažnyčia buvo kaip Altarijos koplyčia ir nebuvo ji labai maža, nes archyviniuose dokumentuose rašoma, jog buvo 3 altoriai, didysis altorius ir 2 šoniniai. Tai labai panašų vaizdą ar neturim ir dabar ir galim daryti prielaidą, kad galėjo būti mažesnė, į koplyčią panaši bažnyčia, bet ji neturėjo būti daug mažesnė, nes turėjo tilpti 3 altoriai. Taip pat turim daugiau duomenų apie antrąją bažnyčią išlikusią, nes yra 1820 metais atliktas inventorizacijos aprašas, kuris pasakojo detaliai išdėsto, kas yra bažnyčioje, kokie daiktai yra, koks inventorius yra. Tai noriu net pacituoti iš to archyvuose randamo dokumento. Yra įvardinta, jog bažnyčia yra Švento Antano Paduviečio titulo ir yra 3 iliuziškai tapyti altoriai. Sienos ir lubos yra baltintos, presbiterijos baliustrada yra dažyta raudonai, choro baltai, šalia didžiojo altoriaus yra žydros zakristijos durys. Taip pat akcentuota gana išskirtinė ir nedažnai pasitaikantis to meto bažnyčiose 5-kampė sakykla su evangalistų skulptūromis, figūromis. Tai dar tas spalvas labai norėjau akcentuoti, matom dabar kitokį vaizdą. Bet toliau dėstoma yra tame protokole, ar ne, kas ten buvo surašyta, kas yra bažnyčioje, yra minimas bažnyčios išdėstymas, tai architektūra yra kone tokia pati buvusi, kaip buvo antrosios bažnyčios. Tai galim turbūt daryti tokį spėjimą, jog sudegus antrajai bažnyčiai, trečioji bažnyčia buvo statyta remiantis antrosios pavyzdžių. Liaudies meistrai buvo tie patys, praėjo tik 50 metų po antrosios bažnyčios statymo, tai tikėtina, kad tradicija buvo ta pati tęsiama, žinios tos pačios, įgūdžiai tie patys, ir suformuota tokia bažnyčia, kokią mes matome dabar, jeigu žiūrit į mano pusę. Bet jeigu žiūrėtumėme atgal, tai Bobinčius arba Prienavis yra pristatytas 1913 metais. Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą dar bažnyčia praplėsta, nes buvo galimybių praplėsti bažnyčią, pristatant ir visą choro dalį, ir padidinant vietiniams žmonėms vietos pačioje bažnyčioje.
Yra išlikęs 1926 metų bažnyčios lankymo protokolas. Bažnyčią lankė Sėdos dekanas kunigas Kazimieras Bukantas. Ir detaliai yra aprašyta, kaip atrodo 26 metais Ukrinų bažnyčia. Tai labai gera skaityti, nes daug žodžių gerame stovyje yra vartojama. Klebonija medinė, graži, tvirta, gerame stovyje, puikios būklės. Bažnyčios trobesiai, špitolė, tvartai labai puikios būklės. Bažnyčia medinė, dengta skiedromis, gerame stovyje, remontuoti nereikalinga. Dar yra pora aktų, čia toje mūsų bažnyčioje išlikę dokumentuose 27 metų ir 29 metų, ten jau lankėsi kitas Sėdos dekanas Motiejus Vilutis. Jis mini taip pat, kad bažnyčia yra gerame stovyje. Tikiu, kad dar yra atsimenančių. 1969-72 metais žydikų klebonavo, buvo pirmoji jam parapija, kunigas Jonas Petrauskis. Ir jis yra labai vaizdžiai atsiminimuose savo rašęs, jog, kadangi žydikai jam ir Ukrinai buvo pirmoji bažnyčia, tai turbūt įspūdžio buvo labai daug. Ir jis čia atvykęs klebonauti rado vieną Ukrinų bažnyčios sieną grėsmingai pasvirusią. Kadangi kunigas tuo metu žydikuose sprendė Marijos Pečkauskaitės Šatrijos raganos įamžinimo klausimą, buvo atvykęs architektas Gabrielius Landsbergis ir kunigas su architektu atvyko į Ukrinus pasikonsultuoti, pasižiūrėti, ką būtų galima padaryti su ta grėsmingai pasvirusia siena. Tai Petrauskis prisimena, jog jam architektas Gabrielius Landsbergis davė vertingų patarimų, kaip būtų galima atlikti sienos suveržimo darbus. Tačiau nežinom ir man nepavyko rasti atsiminimuose, ar ne, kieno atmintis dar yra gyva, ar tikrai Petrauskiui pavyko atlikti šitą darbą. Bet toliau žinom, kad 1975 metais buvo jau kito kunigo Domininko Gietros atlikta bažnyčios restauracija. Tai arba pavyko Petrauskiui padaryti sienos suvaržymą savarankiškai, arba tai jau buvo padaryta tik 75 metais. Ir mano minėti 99 metai, kada Rimantas Gudlingis atliko bažnyčios restauraciją ir bažnyčia 75 metais perdažyta šviesia rusva pastelinė spalva su brūkšneliais, turbūt net taškeliais. Tikiu, kad dar yra, kas ją tokią prisimena. Vėl grįžo, vėl atgavo savo tą pirminį rūbą, kokia buvo statyta XIX amžiaus viduryje. Tai man labai ryškiai tai yra įstrigęs šitas prisiminimas, kaip iš tos rusvos spalvos sienų čia viskas tapo vėl dviejų spalvų sienomis, žydros labai daug atsirado, kur nebuvo tos spalvos visai. Ir aišku, aš visada prisimenu, kad galvojau, jog kunigas sumaišė tas šoninių altorių paveikslus. Nes iki restauracijos 99 aš atsimenu, jog Marija buvo kairiajame altoriuje, mums žiūrint dešinėje. Tai ir dar turbūt 2019 metus labai noriu paminėti, jog tai buvo turbūt labai reikšmingas mūsų bažnyčiai įvykis. Mūsų visų susitelkimo dėka buvo pakeistas bažnyčios stogas. Kodėl taip detaliai norėjau paminėti visus tuos restauracijos aspektus, nes žinom, turbūt iš buities labai gerai žinom, kad kiekvienas remontas atneša kažkokią naujovę. Yra nepatogu būti tose senovinėse bažnyčiose, tai ir klauptai netokie patogus, tai ir gal apšvietimas nėra tinkamas, tai aidi galbūt ne taip, kaip norėtųsi, ir liktai kiekvienas, kuris daro remontą, norėtų kažkokią savo dalelę, indėlį nešti. Tai labai noriu pasižiūrėti, pasižvalgyti po tą pačią bažnyčią, po interjerą, ar yra įvykę čia tiek daug tų pokyčių blogąją prasme. Jeigu reikėtų taip vienu sakiniu įvardinti, kas yra Ukrinų bažnyčia, kokio stiliaus jinai yra, tai į vieną sakinį tilptų, bet būtina paminėti du dalykus. Liaudiškos formos, labai stiprios liaudiškos formos, statyta remiantis liaudiškos architektūros principais, bet labai daug baroko. Tai kur matom tą baroką, čia jau sukuosi į visą presbiteriją, pati bažnyčia yra ypatingai kukli, puošybos yra labai saikingai, tiesiog truputėlį ištapytos sienos, bet jeigu žiūrime į presbiteriją, į didįjį altorių, į šoninius altorius, tai matom, tos baroko didybės ir tų drožinių yra, ir šiek tiek tapyta aplinkui.
Na ir jau nepagailėta puošnumo, dekoratyvumo. Kyla klausimas, ar čia pinigų neužteko vietos bendruomeniai, ar fundatoriams, ar ne, ar čia tokia maniera yra. Turbūt atsakymo galim ieškoti tiesiog baroko epochos puslapiuose, nes baroko metu susiformavo tokia labai aiški vizija, kaip turi atrodyti bažnytinis menas. Ir forma, architektūra, kurioje yra maldos namai, yra labai svarbu, bet dar svarbiau yra, kas yra bažnyčios interjeras ir viskas turi būti vieningas ansamblis, viena didžiulė ikonografinė programa. Kada įeina maldininkas į bažnyčią, jo žvilgsnis turi klysti visais paveikslais kaip pasakojimu. Ir kokį pasakojimą mes galime įžvelgti Ukrinų Švento Antano Padoviečio bažnyčioje, tai aš čia noriu truputėlį gal taip pradėti nuo teiginio, o paskui įrodyti, kodėl taip sakau. Tai teigiu, jog Švento Antano Padoviečio bažnyčia Ukrinuose yra suformuota pranciškonų įtakos šviesoje. Ir suformuota tik tai pranciškonų. Tai yra labai reta, kada yra liaudiškos architektūros pavyzdys, jog viskas vieningai suformuota vienoje įtakoje. Ką turiu omeny? Ir čia būsiu nepopuliari, pradėsiu ne nuo Švento Antano, kas yra centrinis didysis altorius, o noriu, kad pasižiūrėtumėte į vieną iš šoninių altorių, kur yra Šventas Pranciškus Asyžietis. Tai verta paminėti pačią asmenybę, čia žinau, kad kalbėjote apie Šventą Antaną, tai truputėlį jam mažiau dėmesio skirsime. Kas buvo Šventas Pranciškus Asyžietis, tai turbūt pats įtakingiausias arba vienas įtakingiausių viduramžių šventųjų, jis buvo vienuolis, kuris suformavo naują ordiną ir ne vieną ordiną, o netgi 3. Pranciškus Asyžietis, italas, jis buvo gimęs kilimų pirklio šeimoje, mama jo buvo prancūzė, tai iš čia yra kildinamas ir jo pasirinktas šventasis vardas. Jaunystėje Šventas Pranciškus buvo įsitraukęs į kariuomenės veiklą, buvo net išėjęs į keletą mūšių, turbūt reikėtų taip vadinti, bet vėliau atsivertė ir paaukojo visą savo gyvenimą Dievui ir įtaigiai ragino savo aplinkos žmonės elgtis panašiai. Pranciškus yra žinomas kaip atsiskyrėlis, kaip asketas, kaip žmogus, kuris atsigręžė į paprastą žmogų, būdamas iš turtingųjų luomo. Jis daugiausia dėmesio skyrė elgetaujantiems vargšams, pats savo pavyzdžių rodė visiems vienuoliams ar ne visai kunigų luomų, jog būtina yra atsigręžti į tikrasis tikėjimo vertybės, kad tai yra asketizmas, malda vienybėje, vienovėje. Ir kadangi buvo įtaigus pamokslininkas, jam neužtruko surinkti pasekėjų būrį. Ir tie pasekėjų, tas būrys yra sudarytas iš 3 dalių. Iš pradžių 12 brolių brolyje tokia surinkta, 12 vyrų, įsteigė naują ordiną, Pranciškus buvo įkūrėjas, parašė regulą, pristatė, kaip turėtų elgtis vienuoliai ir buvo sukurtas, dabar mums jau tikrai plačiai žinomas Europoje, pasaulyje paplitęs, Lietuvoje taip pat pranciškonų ordinas. Bet taip pat Šventas Pranciškus turėjo pasekėjų moterų. Tai buvo viena pirmųjų Šventa Klara, kuri norėjo sekti Pranciškaus pavyzdžių, atsisakė savo kaip turtingosios gyvenimo ir buvo paties Pranciškaus išventinta į Šventos Klaros seserų draugiją ir taip pat Pranciškus parašė antrąją regulą ir įkurtas buvo 2 ordinas. Ir kadangi buvo pasauliečių, kurie nebuvo dvasininkai, kur negalėjo pasirinkti tokio kelio dėl šeimos aplinkybių, buvo ištekėję vedę, bet arba paskui našliai galėjo stoti į šitą ordiną, tai buvo įkurtas tretininkų arba pasaulietinis pranciškonų ordinas. Tai čia šitą visą ilgą istoriją mes matom pačiame paveiksle
tą įkūrimo, 2 ordino įkūrimo momentą Pranciškus rankoje laiko popieriaus ritinį, tai lyg tai yra regula, ir 2 klūpantis asmenys, Šventa Klara pagal aprangą pažįstame ir pranciškonų vienuolis, nes pranciškonų vienuolių abitas yra išskirtinis, yra rudas, yra susiaustas virve ir prikabintas rožinis. Tai čia Švento Pranciškaus Asižiečio altoriuje matome tą tokį pradinį momentą, kada buvo įkurti 2 ordinai. O kalbant apie Tretininkų ordiną, Pasauliečių ordiną, tai tarpukariu Lietuvoje buvo labai ypatingai veikiantis šitas ordinas, bet turim duomenų išlikusių bažnyčios dokumentų, jog veikia ir Ukrinuose. Tai pradėjau nuo Pranciškaus ne šiaip sau, nes visa kita, ką turime bažnyčioje, išskyrus Kryžiaus kelio stotis, sukasi apie Pranciškų. Arba turėjo ryšių su Pranciškumi, arba veikia Pranciškaus šviesoje. Ir jeigu tai, tarkim, pats siužetas niekaip nesusijęs su Pranciškumi, tai Pranciškonų ordinas tą siužetą labai vertino ir skleidė. Religiniai paveikslai yra tokia pagrindinė priemonė pasakoti istorijas, pasakoti biblinius siužetus. Tai Pranciškonų ordinas atvykęs į Lietuvą, ėmėsi taip uoliai šito veiksmo ir ne tai, kad įkūrinėjo vienuolijas, neapsistojo tuo, bet funduodavo bažnyčioms paveikslus, kurie buvo būtent Švento Pranciškaus tematika. Tai turbūt galim pažvelgti greta į kitą paveikslą, esantį viršuje Švento Petro skulptūros. Tai yra Šventoji Elžbieta Vengrė. Toks siužetas, lyg tai visai nesusijęs turėtų būti su Pranciškumi. Elžbieta buvo Vengrijos karaliaus duktė, vėliau ištekėjusi už Vidurio Vokietijos Tiuringijos hercogo. Nuo pat vaikystės buvo labai pamaldi ir netekusi vyras mūšyje žuvo, ji įstojo į Pasauliečių Tretininkų ordiną ir buvo labai susižavėjusi Švento Pranciškaus gyvenimu. Kol dar gyveno šeimoje, kol dar buvo vyras gyvas, tai Elžbieta su vyru, jų dvasiniai vadovai buvo Pranciškonų ordinas ir žinodama apie Švento Pranciškaus gyvenimą, Šventoji Elžbieta Vengrė žavėjosi juo, dar uoliau pati save matė krikščionybėje. Ir jos darbai pagrindiniai yra tas darbas su vargšais, kaip ir Švento Pranciškaus. Turėjo įkurtą ir ligoninę ir labiausiai skyrė savo dėmesį Elžbieta Vengrė ligoniams neregiams. Tai čia būtent matom tokį siužetą. Tai yra įdomu Ukrinų bažnyčios kontekste, ne tik siužetas, bet ir koks yra paveikslo fonas. Tai matome Vakarų Europos dailės įtaką. Nežinom, kas yra paveikslo autorius, bet tai yra labai žinomas Vakarų Europoje siužetas ir panašu, kad jis yra tiesiog kartotas Ukrinų bažnyčiai. Dar vienas siužetas labai populiarus Vakarų Europoje ir kartotas visoje Lietuvoje turbūt yra virš Švento Pauliaus esantis paveikslas. Tai Šventas Pranciškus yra greta nukryžiuotojo. Vadinasi, paveikslas Pranciškus glaudžiasi prie nukryžiuoto Jėzaus. Yra legenda, pasakojimas, kad Šventas Pranciškus susapnavo viziją, susapnavo sapną, kaip Kristus prie jo glaudžiasi nuo kryžiaus. Ir tai Pranciškui padarė didžiulį poveikį, jis dar uoliau dirbo savo ordino labui ir skleidė žinią apie tai, kaip reikia kuo daugiau atsiduoti ir netikėjimui, kur yra tikrosios tikėjimo vertybės. Ir įdomu yra tai, kad šitas paveikslo siužetas jis tapo kanoniniu. Ispanų dailininkas Murillo nutapė labai panašų, pavadinkime, paveikslą, tik lietuviškoje versijoje nėra angelų, bet visas siužetas yra tikrai labai panašus, kada Pranciškus glaudžiasi prie Kristaus, Kristus yra viena ranka tik tai kabantis ant kryžiaus, kita glaudžia Pranciškų, Pranciškus viena koja yra pamynęs žemės gaublį, lyg tai taip simbolizuojant, kad atsisakoma yra visų žemiškųjų
vertybių ir atsiduodama Kristaus mokymui. Tai tokia paveikslo, toks siužetas, jis yra tikrai labai populiarus ir vakarų Europoje, ir Lietuvoje. Kaip minėjau, skirtumas nuo vakarų Europos yra tas, kad nėra angelų, nes vakarų Europos dailėje dar yra angelai du sklendžiantis šone. Na ir čia ta Pranciškaus istorija toliau tęsiasi. Noriu pereiti prie kito šoninio altoriaus, tai yra Švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo paveikslas, kuriam verkiant reikia restauracijos. Tai čia sekantis turbūt mūsų projektas. Ir galėtume sakyti, ar ne, kad čia jau atsiranda tiesiog tokia bažnyčios tradicija, jog būtinai turi būti ir Dievo motina altoriuose, ar viršutinėme altoriaus tarpsnyje, ar centrinėme altoriaus tarpsnyje. Bet yra dar viena ypatybė, kodėl pasirinktas yra būtent šis siužetas, nes Biblijoje yra sočiai siužetų, vakarų Europos dailėje sočiai siužetų su Marija. Kodėl pasirinktas būtent šitas, nes pranciškonų ordinas, dar vadinamas mažesniųjų brolių ordinu, nekaltai pradėtosios mergelės kultas buvo ypatingai stiprus. Jis buvo nuolat kartojamas vienuolynuose, vienuolių buvo labai mėgiamas, tai tikrai neatsitiktinai yra pasirinktas ir čia. Ir dar vienas įdomus, toks vienovės pojūčio supratimas mūsų kraštiečių šitiek metų atgal, jog pasirinkta yra ne kito dailininko įkvėpimas, bet būtent to paties Murillo, ispanų dailininko, kurio paveikslą aptarėm prieš tai, Pranciškų su nukryžiuotoju. Tai mergelės nekalto prasidėjimo paveiksle mes matom, kaip Marija paminusi yra mėnulio pjautuvą, apačioje yra angelėlių pulkas ir tik čia Marijai trūksta žvaigždžių vainiko, kuris yra aprašytas Biblijoje. Norėčiau pacituoti. Yra sakoma, kad Apokalipsės 12 skyriuje yra minima moteris apsisiautusi saulę, po kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Tai Biblijoje tai suprantam, ar ne, kaip Dievo motina, mėnulį matom, saulė visa nutvieskusi rusva spalva, tai tik tai nėra 12 žvaigždžių vainiko. Na ir norėčiau tada atgręžti jūsų žvilgsnius į Šventą Teofilį, kur čia tas mane labai kankinės klausimas yra, kodėl Šventasis Teofilis yra taip labai keistoje vietoje pakabintas. Šventasis Teofilis gyveno 17 pabaigoje, 18 amžiaus pradžioj ir jis buvo pranciškonų ordino vienuolis, buvo kunigas, buvo baigęs filosofijos, teologijos studijas ir skleidė idėjas apie vienuoliško gyvenimo discipliną. Jis buvo labai ryškus Švento Pranciškaus pasiekėjas, net praėjus ir keletui amžių. Kaip minėjau, gyveno 17 pabaigoje, 18 pradžioj, bet kanonizuotas, paskelbtas šventuoju buvo tik tai 1930 metais. Tai čia labai panašu, ar ne, kad kai Šventas Teofilis buvo kanonizuotas, Lietuvoje jis nėra labai populiarus šitas šventasis, nėra tokio didžiulio kulto, bet matyt, tuo metu buvo daug apie tai kalbama, iš sakyklos, ar ne, buvo skleidžiama žinia apie naują šventąjį kanonizuotą ir čia atsiranda jo paveikslas. Ir aš taip bandau įsivaizduoti tokią situaciją, turim naują paveikslą, kurį kabinam, susirenka vietos bendruomenė ir nusprendžia, kad ten dar yra vietos. Tai taip kuriasi liaudės bažnyčios, atsiranda, ar ne, įvairių detalių bažnyčios interjere, kurios nebuvo suplanuotos pirminės, bet smagu ir nuostabu yra tai, kad ta pranciškonų linija vis dėlto yra išlaikyta. Dar noriu atkreipti dėmesį jūsų iš tos, kuriuos aš visada vadindavau 4-5 altoriais, turbūt taip ir galim mes juos ir vadinti, jie yra tokia altorių, lyg į altorius aliuzija. Ir vienoje pusėje mes matome Mykolą Arkangelą pirmame tarpsnyje ir virš jo esančią skulptūrą taip pat Mykolo Arkangelo. Kad jie yra atsiradę čia šioje bažnyčioje kartu su bažnyčios pastatymu, tai mums išduoda arba sufleruoja paveikslų fonas, kuris yra toks pats kaip Švento Antano.
Ir kitoje pusėje mes matom Šventąjį Joną ir virš jo arkangelą su knyga. Tai šitie du paveikslai atsiradę čia bažnyčioje nėra duoklė Pranciškonų ordinui, bet turbūt yra labiau maldininkų suprantamos asmenybės. 20 amžiaus pradžia arba 19 pačioj pabaigoje Švento Jono kultas, Švento Mykolo arkangelo kultas buvo didelis Lietuvoje, ypač Žemaitijoje. Tai čia, matosi toks kompromisinis variantas surastas. Bet vienovė išlaikyta, paveikslai tikrai yra, ne pačios brangiausios ir nevertės, jie tikrai buvo jau sutaupant visai įsigyti bažnyčioje, bet norėtasi to puošnumo, kad būtų kuo daugiau tų altorių, kad būtų kuo daugiau šventųjų, kuriuos galėtų žmonės atsisukę melstis. Ir taip sukau ratais aplinkui, norisi vis dėlto pargrįžti prie to Švento Antano, nes lyg tai Šventas Antanas, prie ko čia, ar ir tikrai susijęs su Šventuoju Pranciškumi. Tai Šventasis Antanas bažnyčios istorijoje yra vienas ryškesnių Švento Pranciškaus pasekėjų. Jie yra amžininkai, gyvenę kartu. Šventas Pranciškus, jau turėdamas 3 ordinus ir jo valdoma regula buvo jau sakykime, plačiai išsiplėtusi, jam reikėjo stiprių pamokslininkų. Tai Šventasis Antanas turėjo tą dovaną ir kadangi pats norėjo sekti Švento Pranciškaus pėdomis, tai buvo priimtas į šį ordiną, tapo Pranciškonų ordino atstovu ir savo pavyzdžių, asmeninių pavyzdžių demonstravo tą atsiskyrimą, asketiškumą. Ką matome centrinėme altoriuje ir kodėl pasirinktas yra Švento Antano titulas bažnyčiai, o ne Švento Pranciškaus, tai noriu truputėlį plačiau pasidalinti. Tai Šventas Antanas yra vaizduojamas su kūdikėliu Jėzumi ir turi votų ir apkaustus. Tai votai yra suaukoti žmonių įvairūs elementai, kabinami prie paveikslo ir tai simbolizuoja paveikslo šventumą arba patirtas malonės prie paveikslo. Paprastai būdavo stebuklingi paveikslai, turėdavo daug votų, ir jie nebetilpdavo ir paveikslas jau gaunasi tokia antras vaizdas ar nedėliojasi iš tų votų. Tai kaip elgdavosi bažnyčios tarnai, tai nukabindavo votus, išliedavo apkaustus, paveikslą dar labiau papuošdavo, apsaugodavo, taip lyg tai ženklas, kad jis yra daug svarbesnis ir su malonėmis ir atsirasdavo žmonėms vietos votus dėti iš naujo. O kodėl Šventasis Antanas yra pasirinktas šitos bažnyčios pagrindinių titulų, nes Žemaitijoje ypatingai 18 amžiaus pabaigoje Švento Antano kultas plito, buvo pats populiariausias ir netgi esu skaičiusi statistiką, kad 2/3 bažnyčių statytų tuo laikotarpiu buvo būtent Švento Antano kulto, nes buvo labai suprantamas žemaičiams, buvo labai tinkama prašyti jo malonių. Kaip žinia, į Šventą Antaną kreipiamės, kai pametam daiktus. Žemaičiams labai aktualu pasirodo būdavo, kai pavogdavo arklius, yra istorijos. Tai Švento Antano kultas tiko tikintiesiems, buvo labai toks savalaikis ir dėl to taip stipriai yra išplitęs. Tai nenuostabu, kad renkantis bažnyčios ikonografinę visą programą buvo pasirinktas ne Šventasis Pranciškus kaip pagrindinio altoriaus ir ne šventasis, bet Šventasis Antanas, kuris yra būtent Švento Pranciškaus įtakoje ir šviesoje. Centre matom nukryžiuotojo skulptūrą ir čia norėtųsi pereiti prie kitos labai svarbios Ukrėnų bažnyčios dalies, kas yra skulptūrinė plastika. Ją matome ir kryžiaus kelio stotyse reljefinės, kurios yra, matome pačioje altoriaus drožyboje. Ir jeigu mes žiūrime į paveikslus kaip labiau į istoriją, į pasakojimą, galbūt kyla minčių, ar čia jisai geras, ar menotyrininkiškai vertingas, meniškai vertingas. Tai tikiu, kad žiūrint į skulptūrą, analizuojant skulptūrą, bet kurią turime bažnyčioje šioje, šis klausimas kyla vis mažiau.
Aš jau esu šitą minėjusi, kad Ukrainai turėtų vis didesnį akcentą dėti skulptūrai, neieškoti savęs, turbūt tapyboje labai, neklausti savęs, ar tie paveikslai vienas už kitą vertingesni, jie mums yra patys svarbiausi ir geresnių tikrai nebus, nes mums jie yra patys brangiausi, bet skulptūra yra tikrai aukštos kokybės, meninės vertės. Kodėl taip teigiu? Jeigu pasižvalgytumėm po įvairias Lietuvos liaudies bažnyčias, tai tikrai yra įvairaus lygmens skulptūrų. Meistrai buvo įvairaus pasiruošimo. Labai ryškiai tas spalvos išryškėja, kokio lygmens buvo skulptūra, kai žiūrim į jos poligrafiją. Ar buvo jis dažytas skulptūra, ar nedažyta. Jeigu dažyta, kokios pasirinktos spalvos. Ar kuo daugiau spalvų, ar jos kuo ryškesnės. Ar pasielgta kaip mūsų bažnyčios atveju, kada skulptūra yra dažyta, bet skoningai, tik tai ten, kur reikalinga, rūbas, plaukai, ir žaizdos kraujuotos raudonai. Kristaus figūra yra labai tikroviška, labai meistriškai padaryta, kančios joje yra, kančia visa perteikta, kančios tikrai joje yra. Ir tad turbūt tikintiesiems to labiausiai ir reikia, kad būtų įtaigu, kad būtų tikra, tikroviška. Žiūrint į kitus drožybos elementus, kas yra barokui labai būdinga, daug ažūrinių formų, gėlės, kapiteliai, irgi taip pat su gėlėmis kolonų kapiteliai turiu omenyje, tai meistriškai, profesionaliai atlikta drožyba. Lygiai taip pat tie patys angelai, arkangelai, tiek Mykolas arkangelas, tiek arkangelas su knyga, kur kyla klausimas, ar jų proporcijos yra tinkamos. Tai suprantama, kad sudėtinga meistrui buvo padaryti tinkamas proporcijas, kai lyg to antrojo tarpsnio nėra, bet kad skulptūros darytos yra Ukrainų bažnyčiai, turbūt galime irgi teikti, nes akivaizdu, kad pataikyta su proporcijomis būtent šioje vietoje, kurios turi būti. Na ir turbūt prie tų kryžiaus kelio stočių verta pargrįžti, ar jos tikrai čia yra vietoje pakabintos, ar taip ir turi būti. Tai pastačius šią bažnyčią kryžiaus kelio stočių nebuvo. Ir ne dėl to, kad neužteko pinigų kryžiaus kelio stotims, o dėl to, kad dar nebuvo tokia gaji tradicija, jog kiekvienoje bažnyčioje būtinas kryžiaus kelio atvaizdavimas. Kryžiaus kelio stotis yra atsiradusios jau turbūt paskiausiai šioje bažnyčioje. Ir tuo metu, kai buvo rinktasi kryžiaus kelio stočių stilistika, tai buvo galima pasirinkti tapytas kryžiaus kelio stotis, nes jos buvo bene populiaresnės negu reljefinės. Bet čia dar viena tokia spalva, kuri man atrodo labai svarbu ją paminėti, užfiksuoti, kad mūsų vietos ar ne bendruomenė, kuri turbūt arba kunigas ar ne bažnyčios tarnai, kurie galėjo priimti sprendimą, kokia turi būti ta kryžiaus kelio stočių stilistika, pasirinko būtent reljefinę, kad būtų kuo daugiau skulptūriškumo, kad būtų kuo didesnė įtaiga. Ir jeigu, kai žiūriu į bažnyčią iš menotyrininkės akimis, tai kryžiaus kelio stotis neturėjo čia tikslios vietos, yra neproporcingai didelės šiai bažnyčiai, šiek tiek lango užstoja. Bet čia noriu grįžti prie tos minties, kur mes kaip ukrainiškiai čia nebematom ne vienos klaidos. Tai turbūt yra, kas manim sutinka, jog taip ir turi būti ir kitaip negali būti. Visada taip buvo. Dar seku laiką. Tai kodėl skulptūra dar yra svarbi, turbūt labai svarbu išėjus atsigręžti, pažiūrėti pačią bažnyčią ir pažiūrėti, kas yra priešais bažnyčią ir šventoriuje. Tai akmentašys skulptorius Steponas Gailevičius palikęs didžiulį pėdsaką, ar ne, Ukrainų istorijai. Ir čia galim daryti prielaidą, kad jo įtaka buvo didžiulė. Na ir jis susiformavo kaip akmentašys turbūt ne veltui šitame krašte, buvo svarbi skulptūra, skulptūros ar ne menas, bet jo įtaka buvo taip pat didelė.
Tai jo sprendimai turbūt, arba jo patarimai priimant sprendimus taip pat turėjo didelę vertę ir matyt, kad čia ir yra viskas visose istorijos kloduose nusėdę. Kas dar svarbu paminėti apie Ukrinų bažnyčią, tai yra jau visai pačiai pabaigai, dabar esame bažnyčios viduje. Kai išeisit, labai kviečiu atsigręžti į pačią bažnyčią, prisiminti, kaip atrodo ištaigingas barokinis altorius ir žiūrėti į tą labai paprastų, grakščių formų frontoną, kuris, kaip suprantam, yra suformuotas prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą 1913 metais, bet taip subtiliai, kiek reikia langų, tiek yra, kiek reikia aukščio, tiek yra, ir du kupoliukai, kurie mena, kad tai yra liaudiška bažnyčia su baroko atspalviu turbūt, kad. Ačiū, kad įdėmiai klausėte. Noriu jau čia baigti šitoje vietoje ir palinkėti mums kuo įdomesnių tyrinėjimų. Kėliau klausimus, tikiu, kad kam reikia ir ne, mintis čia kilo. Ir mums turbūt kitų projektų, kur reikia restauruoti turbūt paveikslą ar sukurti kokią nors kitą įdomią bendruomenės veiklą. Ačiū ir mūsų bažnyčiai gyvavimo linkiu. Nuoširdžiai dėkoju lektorė ir su maža puokštė, bet su labai didelė reikšmė. Tai sentimentą mūsų gyvenimų užėm labai daug veitas. Kristinėlė, ačiū tau. Aš tikiu, kad mes dar sužinosim, kur nors naujai. Ačiū. O čia dar, miela Kristina, jums Ukrinų ir jų apylinkių skonis ir kvapas. Ačiū labai. Ir dar informacija šiai dienai. Dabar mes persikelsime į kitą erdvę ir eisime į kultūros namus, bet prieš eidami staptelsime prie Stepono Gailevičiaus koplytstulpio. Ir ten dar truputėlį pasikalbėsime. Tai ačiū labai už dėmesį ir be galo ačiū Valdai Muravjovieniai už puikią įžangą į šią paskaitą. Tai gero visiems laiko šį vakarą.